Šalom, mėly žiūrovai, LRT Plus eteryje jūsų dėmesio tikisi laida apie Lietuvos žydus Menorą ir aš, Donatas Valančiauskas. Šiandien mes jums papasakosime apie vieną garsiausių pabėgimų Lietuvos istorijoje. 64 kaliniai pergudravo budrius ir žiaurius Kauno 9 forto sargus. 1879 m. Liepą Rusijos imperatorius Aleksandras II patvirtino generalinio štabo planą, kuriame buvo numatyta pastatyti aplink Kauną fortų grandinę ir įkurti Kauno tvirtovę. 9 fortas buvo pagrindinis, vainikuojantis tvirtovės gynybinę sistemą. Antrojo pasaulinio karo metais hitlerininkai pavertė jį mirties slėniu. Šiemet gruodžio 25-ąją sukanka 80 metų nuo garsiojo pabėgimo, kai 64 9 forto kaliniai sugebėjo ištrūkti iš akylai saugomo kalėjimo. Pasmerktieji lavonų degintojai dirbo protu sunkiai suvokiamą darbą. Iš mirties duobių traukė nužudytųjų kūnus ir degino juos laužuose. Kauno 9 forto muziejus sukvietė žydų bendruomenės narius, kultūros, visuomenės veikėjus ir diplomatus į naujos ekspozicijos "Pabėgimas iš 9 forto" atidarymą. Renginys prasidėjo tylos minute, kuria pagerbtos holokausto aukos. Į ekspozicijos atidarymą su šeimos nariais atvyko pabėgimo dalyvio Pinios Krakinovskio duktė Jarit Glezer. Tėvas ją sumanė pavadinti neįprastu vardu – Jarit. Hebrajų kalba Jar reiškia miškas. Tėvas nemėgo pasakot. Ir aš pirmą kartą sužinojau, kad kažkas buvo nelabai tokio gero jo gyvenime. Kai girdėjau, kaip naktį jis pabusdavo ir šaukė. Mama klausdavo, vėl 9 fortas? Ir jis sakydavo taip. O tada aš žinojau, kad man reikėjo atnešti jam vandens, jis nusiramindavo ir visi eidavom miegot. Susikaupime rymančias forto sienas pripildė jautrios eilės, sukurtos Jarit Glezer mamos. Jas susirinkusiesiems hebrajų kalba skaitė Jarit Glezer vaikaitė Majan, o lietuvių kalba pati Jarit. Nepamirškime ir neatleisime. Viską perduosim savo tautai iš kartos į kartą apie holokausto metus, apie tūkstančius jaunuolių ir senių, moterų ir vaikų. Naujos ekspozicijos "Pabėgimas iš 9 forto" projekto vadovas, istorijos skyriaus vedėjas Vytautas Petrikėnas. Komanda dirbo 1,5 metų. Mes tarsi patenkame į labai keistos formos iškreiptą erdvę. Medinės instaliacijos, kurios autorius yra architektas Džiugas Karalius, idėja yra ta, kad sukuriamas tam tikras griovio, duobės įvaizdis arba, galima sakyti, kaip ir laužo įvaizdis. Tačiau šviečiančios minkšta šviesa lubos mums teikia vilties. Kvapas net taip pat yra dedamoji dalis, sukurianti emociją lankytojui. Ir antrasis sluoksnis, jau patekus giliau į vidų ekspozicijos, yra už medinių vertikalių piešiniai kurti pagal vieno iš pabėgimo dalyvių paliktus piešinius. Deja, mes turime tik tai 6, kuriuos patikėme juos ekspozicijoje, tos piešinius, tačiau gabus menininkas Mindaugas Lukošaitis, kuris buvo įtrauktas į mūsų darbinę komandą, sukūrė visą pasakojimą panaudodamas tą charakteristiką, štrichus tų piešinių. Piešinių autorius Anatolijus Garnikas arba Granas žuvo jau po pabėgimo. Jį sušaudė raudonieji partizanai, įtarę kolaboravus su naciais. Vienas pabėgimo dalyvių, Aleksas Faitelsonas, įrodė, jog tai buvo tragiška klaida ir pasiekė, kad 1964 metais Garnikas buvo reabilituotas. Žudynės Kauno 9 forte prasidėjo naciams okupavus Lietuvą. Spalio 4 buvo nužudyti 1845 žydai. Didžioji akcija 1941 spalio 29 nusinešė 9200
Kauno žydų gyvybės. Beveik pusė jų buvo vaikai. Kartu su vietos gyventojais Kauno 9-ame forte buvo kalinami ir naikinami žmonės iš kitų Europos valstybių – Austrijos, Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos, Sovietų sąjungos. Negalutiniais duomenimis Antrojo pasaulinio karo metu 9-ame forte nužudyta apie 50 000 žmonių. 1943 metais karo eigai pasisukus Vokietijai nepalankia linkme, naciai pradėjo naikinti masinių žudynių pėdsakus. 9-ame forte buvo sudarytas specialus kalinių būrys, įslaptintas įsakymu numeris 1005B, kuris nuo 1943 metų lapkričio mėnesio iškasinėjo genocido aukų palaikus ir juos degino. Mes galime matyti struktūrą, kuri eina chronologiškai nuo kalinių atvežimo, nuo instruktavimo, kaip kaliniai buvo kaustomi grandinėmis, nes kaliniai privalėjo masinių žudynių lauką, kai vedami buvo darbams, ant kojų, dėvėti grandinės. Jie buvo surakinami štai tokiamis grandinėmis, vieni iš pirmųjų Kauno 9 forto muziejaus eksponatų 1959 metai. Šios grandinės buvo aptiktos 9 forto patalpose. Ir matome, mes puikiai žinome, kas atliko tą kaustymo darbą. Tai buvo Šachovas, vėliau Aleksas Faitelsonas atliko tą darbą, nes dirbo čia šaltkalviu. Ir tas pasakojimas tęsiasi struktūriškai vis sulaužytom formom, nes mes nežinome, kaip klostėsi šita istorija. Pabėgimo dalyviai Aleksas arba Alteris Faitelsonas, Mendelis Deičas ir Pinė Krakinovskis dar sovietmečiu repatrijavo į Izraelį. Nei vieno jau nebėra gyvųjų tarpe, bet šiandien pažadėtoje žemėje gyvena jų vaikai ir vaikaičiai. Jarit Glezer Krakinovski, Pinios Krakinovskio dukra, holokausto pedagogė. Nekartą jai teko pasakoti pabėgimo iš 9-ojo forto istoriją ir svečiams iš užsienio ir Lietuvos moksleiviams. Kauno gete jauni vyrai svajojo apie kovą su naciais. Pogrindinės organizacijos vadovas buvo Chaimas Jelinas. Tai tiesiog legendaunės žmogus. Jis rado ryšį su pasipriešinimo dalyviais geto pakraščiuose. Buvo nuspręsta eiti į mišką. Vienoje iš komandų buvo 4 žmonės. Pilovnikas, Chaimas Vilenčiukas, mano tėtis ir mano dėdė. Jie išėjo į pasimatymą su partizanais, su kažkokiu žmogumi, kuris turėjo juos nuvesti į partizanų bazę. Jie atėjo ir ilgai laukė, tačiau niekas nepasirodė. Ryšio nebuvo. Nebuvo kitos išeities. 4 vėl bandė grįžti į getą ir juos suėmė. Griša Deičas stengėsi, kad būtų išsaugotas Zarasų žydų atminimas. Jo tėvas Mendelis Deičas zarasiškis. Kaune jis mokėsi Ort amatų mokykloje. Mendelis taip pat buvo suimtas, kai bandė pasitraukti iš geto pas partizanus. Tėvas kurį laiką buvo gestapo kalėjime Kaune. Tuo metu vokiečiai formavo Sonderkomandą. Tai yra grupė, kuri turėjo sunaikinti masinių žudynių pėdsakus 9 forto teritorijoje ir aplink jį. Taip pasisekė, kad juos ten nukreipė ir jie liko gyvi. Tuos, kurie bandė pasitraukti iš geto pas partizanus, nukreipė į 9 fortą ir jie atsidūrė tarp 64 kalinių, kurie turėjo naikinti masinių žudynių pėdsakus. Šviesaus atminimo Aleksas arba Alteris Faitelsonas knygos apie Kauno getą, pasipriešinimą ir pabėgimą nenugalėtieji autorius. Jo sūnus Jakovas – disidentas, Izraelio visuomenės ir politikos veikėjas, demografas. Vieną nuostabią dieną paskelbė, kad kitą rytą žydai turi susirinkti Demokratų aikštėje. Tėvo mama pažadino jį 4 ryto, davė jam savo vestuvinį žiedą, pabučiavo jį ir nieko nepasakė. Atėjo rytas, tėvus išvežė į fortą sušaudyti. Ten juk buvo atranka. Mano tėtis bandė brautis pas artimuosius, bet gavo šautuvo buožę ir prarado dantį. Jį nutempė į kitą pusę, į teisingąją pusę. Vėliau 9 forte jam teko deginti įvykdytos akcijos lavonus, 9,5 tūkstančių žmonių. Jis rašė,
kad jo kolega rado savo giminaičių dokumentus. O mano tėvas pasakė, man nereikėjo ieškoti dokumentų. Aš ir taip žinojau, kad čia padėjau savo tėvus ant laužo. 1962 metais režisierius Raimondas Vabalas sukūrė vaidybinį filmą Žingsniai naktį. Filmo siužeto ašis – kalinių pabėgimas iš 9-ojo forto. Tiesa, rusų okupacijos metais cenzūra neleido, kad scenarijaus pagrindu taptų tikra istorija. Kino juosta, vadovaujantis to meto ideologija, skirta vokiečių okupacijos baisumams ir lietuvių liaudies kovai prieš hitlerinius okupantus parodyti. Pogrindinė komjaunuolių veikla, kuriems vadovauja teigiamas ir ryžtingas drąsus bolševikas Aleksas, sukurstęs forto kalinius pabėgti, yra pagrindinis filmo ideologinis motyvas. Žydo Berelio vaidmenį sukūrė Vilniaus žydų liaudies teatro žvaigždė Giršas Šarfšteinas. Čia ne kalėjimas, o įmonė 1005B. Jie rūpinasi, kad mes gerai dirbtumėm. O ką jūs čia veikia? Vėliai pridirbo, o mes kopiam. 3 metus čia buvo žudomi žmonės. Žudė ir žudė. O dabar mes juos atkasam ir deginam. Jie žinojo, kad jie po to darbo bus tikrai sušaudyti. Kai visos 14 duobių bus atidengtos, visi kūnai bus sudeginti, jie bus čia ir sušaudyti, kad negalėtų papasakoti apie šią vietą, kaip apie masinių žudynių vietą, ne kaip apie Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą, kai buvo jam suteiktas tas vardas iš tarpukario laikų. Ir jie nusprendė, kad vis dėlto jie privalo pabėgti ir dalis kalinių planavo tą pabėgimą. Geltrungas, arba kaip jį vadino čia, Michailas Ichakis, savo memuaruose pasakoja apie tai, kad kai juos atvežė į 9 fortą ir jis pamatė, kuo reikės užsiimti, jis pasakė, aš nusižudysiu, negaliu to daryti. Į tai Alteris jam atsakė, palauk, neskubėk. Jis visada buvo ramus. Jį vadino Alter Kalter Kugel. Nusižudyti mes visada spėsim. Pažiūrim, gal mums pavyks. Tai buvo pirmą dieną, kai jie atvažiavo. O vakare jie susirinko su Zemlevičiumi ir Pilovniku ir nutarė, kad reikia veikti. Tėvas nuo pat pradžių iškėlė sąlygą. Bėgti turi visi, kurie yra forte. Nei vienas neturi likti. Kuo daugiau pabėgs, tuo daugiau bus liudininkų to, kas čia vyko. Jis visada buvo nuoseklus. Jam buvo 20 metų, o karo belaisviai, kurių forte buvo dauguma, vadino jį seniu. Jie galvojo, kad Alteris yra jo pravardė. Pirmasis pabėgimo planas buvo nesėkmingas. Они начали думать подкоп делать. Kaliniai galvojo rausti tunelį po žemę. 9-ojo forto pirmame aukšte buvo uždengtas šulinys. Jie galvojo pasikasti per šulinį. Pradėjo kasti, o ten giliai buvo betoninė siena. Pirmas bandymas, kuriame mano tėvas dalyvavo aktyviai, buvo, kai jie kamerose bandė iškasti tunelį. Jo užduotis buvo kišenėse išnešinėti smėlį. Jis išnešinėjo smėlį ir jį išmesdavo. Smėlis, kurį jie iškasdavo, negalėjo likti kameroje. Reikėjo einant į darbą susikrauti jį į kišenes ir vėliau išmesti. Ten buvo vienas karo belaisvis, kuris jau seniai buvo 9-ajame forte. Saša Podolskis. Mano manymu, jis tiesiog herojus. Saša Podolskis jiems pasakė, klausykite, jūs veltui čia kasatės. Antrame aukšte viršuje yra durys, per kurias mes pateksime į lauką ir tuneliu išeisime, kur reikia. Antrasis sumanymas – įveikti duris, pro kurias buvo galima patekti į tunelį. Начали думать, как же эту дверь открыть. Jie pradėjo galvoti, kaip atidaryti tas durys. Kadangi Saša žinojo viską, kas yra 9-ajame forte, juo daugmaž pasitikėjo. Jis turėjo raktus. Jie išbandė visus įmanomus raktus, bet raktai netiko tai spynai. Tada jie nusprendė, kad pačiose duryse reikia išpjauti skylę, išmušti tą vietą ir tada pro ten pabėgti. Оттуда выберутся. Buvo nuspręsta, kad Pinia Krakinovskis metalinėse Kauno 9-ojo forto duryse išgręš skylutes. Jis turėjo apsimesti sergančiu ir neiti į darbą. Darbo dienos metu vokiečiai leisdavo likti forto teritorijoje tik 2 sergantiems. Visi kiti turėjo eiti dirbti. Nusprendė, kad reikia palikti tuos 2 žmonės, kurie pasirūpins durų išlaužimu.
Tai buvo Krakinovskis ir dar kitas, kuris tai darė kartu su juo. O ką daryti su iš tikrųjų sergančiais? Garnikas aprašė, kad susirgo, jam prasidėjo uždegimas, jų klavonų nuodai labai pavojingas dalykas. Jis pareiškė brigadininkui Podolskiui, kad neįs į darbą, liks forte, nes turi pasigydyti. Garnikas rašė, atėjo senis, pažiūrėjo į mane ir pasakė, Anatolijau, mums labai svarbu, kad tu nueitum į darbą, nes labai reikia, kad kai kurie žmonės čia liktų. To užteko. Kadangi Aleksas Faitelsonas dirbo automechaniku, šaltkalviu čia, jisai priėjo prie įrankių ir naudojo tokį rankinį grąžtą. Šį rankinį grąžtą Kauno 9 forto muziejui padovanojo Pinės Krakinovskio dukra, Jerit Glezer. Ir pradžioje pradėjo gręžti duris Aleksas Faitelsonas, tačiau dėl to, kad dažnai buvo iškviečiamas dirbti savo tiesioginio darbo, taisyti automobilių, buvo atrinktas Pinė Krakinovskis gręžti skylutes durise. Gruodžio 25, 9 vakaro atėjo sargyba, patikrino, ar visi kaliniai vietoje, išėjo, užrakino geležinės duris. Po valandos prasidėjo pabėgimas. Į laisvę išėjo 64 kaliniai, tarp jų 4 moterys. Turėjo padaryti 360 skilučių, tačiau atliko 314. Tuomet reikėjo tik tai jėga išstumti plokštę, jinai kabėjo ant mažos dalies, tik tai plieninės, ir brutaliai jėga jie tiesiog išstumė į lauką, jie išlūžo ir žmonės pro ją pralindę pabėgo link laisvės. Pabėgimo data truputėlį buvo pavėlinta, dėl to, kad iškrito pirmas sniegas ir pabėgimo dalyviai suprato, jeigu bėgs, kai yra šviežias sniegas, neprimintas, neprimindžiotas, juos susekti bus daug lengviau. Gruodžio 25, pati tinkamiausia naktis bėgti, dėl to, kad juo labiau, kad ir kalėdos buvo. Ir kalėdas sargyba šventė, dalis sargybinių buvo išvykę į miestą švęsti kalėdų. Ir atsipalaidavimo nuotaikos jautėsi. Šitoje vietoje buvo ištiestos paklodės, kurios turėjo maskuoti baltame sniege pabėgimo dalyvių šešėlius. Mes matome už mūsų nugaros čia būtent bokštelį, kuriame buvo sargybinis. Ir taip pat mes matome kelią, kuriuo patruliavo sargyba. Ir kad nepastebėtų bėglių, buvo nuspręsta, kad reikia naudoti visas įmanomas priemonės. Čia buvo ištiesta paklodė, ją laikė keli žmonės ir visi judėjo link kito tunelio, kuris jau buvo išvalytas nuo malkų ir viskas buvo parengta tai nakčiai, pabėgimo nakčiai. Tuo metu čia vartų nebuvo, jam tai reikėjo pasislėpti tamsoje ir išnirti kitoje dvisienio, nes taip karinis terminas yra dvisienis, dvisienio pusėje ir patekti tarp forto pilimų. Kadangi pati forto konfiguracija yra pakankamai sudėtinga ir tikrai ne visur kaliniai galėjo patekti, reikėjo tam tikrų karinių žinių. Ir čia jau karo belaisviai, turintys tam tikro išsilavinimo karinio, jie suvokė, kokia yra tų tunelių požemių konfiguracija. Ir kad jeigu yra vienas įėjimas, bus ir išėjimas. Visienio tokia sistema. Atkrovus čia visas malkas, jie atrado, kad yra praėjimas į lauką, į vidinį kiemą, kuriuo nacistinės Vokietijos žmonės čia dirbę, jie nesinaudojo. Jau kaip mes matome, šita erdvė, vadinamasis kairysis artilerijos kiemelis, jisai nematomas iš jokio bokštelio, iš jokios stebėtojo pozicijos. Ir tai apsaugojo pabėgimo dalyvius, jie galėjo jau ramiau jaustis, atsikvėpti, jiems tai reikėjo įveikti šią kalvą ir perlipus šią kalvą patekti prie betoninės sienos. Pabėgimo dalyviam reikėjo nusileisti nuo šito šlaito ir prieiti prie tos betoninės sienos. Pačiame kampe buvo parengtos kopėčios, jos buvo pritvirtintos viršuje prie esančių metalinių konstrukcijų ir pabėgimo dalyviai perlipo. Priešais nebuvo jokių gyvenamųjų pastatų, tai buvo tokia vieta, pasidalino į 4 grupės ir pasklydo savo keliais. Aktorius Aleksandras Rubinovas renginio metu skaitė Alekso Faitelsono prisiminimo ištraukas. Lipam aukštyn, pasiekim 2 medžius, nusileidžiam nuo 30 metrų kalno į griovį,
6 metrų aukščio sienos papėdėj virve iš kareiviškų autų surišame 3 dalių kopečias. Užlipu, replėmis nukirpus spygliuotą vielą sienos viršuje, pritvirtino sarginės kopečias. Lauke tebėra mirtina tyla. Medžiai ir daugybė fortų įtvirtinimų meta ilgus šešėlius ant sniego. Ramybė trikdo tik tai sniego girgždėjimas po kojomis ir mano širdies dūžiai. Вернулись ребята в... Vaikinai grįžo į getą. Juos iš karto paslėpė. Prisimenu, kaip tėtis pasakojo. Chaimas Jelinas pribėgo, pradėjo visus bučiuoti, apsikabino ir liepė paruošti pirtį, nes nuo jų labai smirdėjo lavonais. Visi pagalvojo, kodėl čia staiga vidury savaitės pirtys. Jis pasakė, kad taip reikia. Begliai išsimaudė. Tėtis pasakojo, kad tuo metu jie pamiršo apie viską. Šiltas, švarus vanduo, jie visi kartu maudosi. Jiems buvo taip gera, kad jie net taškytis pradėjo kaip vaikai. O vėliau juos išvedė pas partizanus. Man pasakojo, kaip atėjo mano tėtis. Apie tai pasakojo Mošė Muselis. Jis ten nuomojosi kampelį pas vieną pogrindžio vadovų. Kažkur apie vidurnaktį, per Kalėdas, pasibeldė į jo duris. Jis atidarė, o ten stovėjo 4 žmonės, tarp jų mano tėvas, Mendelis Deičas. Jis sakė, kad jie atrodė kaip žmonės, kurie grįžo iš pragaro. Bet vis dėlto tai nebuvo legenda, tai nebuvo tik tai sapnas keleto žmonių. Mes turime tam tikrus ir apčiuopiamus rezultatus, įrodymus. Tai pabėgimo aktas, kuris buvo surašytas Kauno gete, jame aiškiai buvo išvardinti darbai, kuriuos turėjo atlikti žmonės, kurie dalyvavo pabėgimo metu. Ir pagal jį mes sužinome labai daug smulkių detalių. Taip pat labai įdomus atvaizdas, aerofotografija 1944 metais, balandžio 24 dieną, Luftwaffės, Vokietijos oro pajėgų žvalgybinio lėktuvo padaryta fotografija, kurioje matomas Kauno 9 fortas ir šalia, kairėje pusėje nuo 9 forto esantis masinių žudynių laukas. Jau pavasaris, balandžio pabaiga ir jau visas laukas yra perkastas. Tik 11 pabėgėlių pavyko sulaukti Antrojo pasaulinio karo pabaigos ir pranešti pasauliui apie nacių įvykdytus nusikaltimus 9-ajame forte. Masinės žudynės jame buvo nutrauktos 1944 m. rugpjūtį, kai Kauną antrą kartą okupavo Sovietų Raudonoji armija. 1959 metais buvo atidarytas Kauno 9 forto muziejus ir atidarymo iškilmėse dalyvavo pabėgimo dalyviai. Mes galime matyti šitą didžiausią fotografiją. Tai tiek ir Mendelis Deičas, tiek ir Pinė Krakenovskis su savo dukra Jerit Glezer, tiek ir Aleksas Faitelsonas, Veselnickis dalyvavo. Tas ryšys neatitruko. Žmonės po to pabėgimo jautė pareigą, kad jie privalo pasakoti, šviesti visuomenę, kad šita istorija nebūtų užmiršta. Svarbus vaidmuo organizuojant renginį teko Kauno žydų bendruomeniai. 64 kaliniai, kad visi galėtų mąstyti panašiai, kad neatsirastų tokie, kurie apsigalvotų, kurie palūžtų. Taigi čia reikėjo įveikti didžiulį darbą padaryti. Čia reikėjo gręžti, čia reikėjo bėgti, čia reikėjo praeiti pro visą apsaugą. Todėl manyčiau, kad čia šis įvykis parodo, kaip yra nemažai sakančių, kad žydai kažkodėl nesipriešina. Čia yra vienas iš pavyzdžių pasipriešinimo nacių laikų. Tai yra ta istorija, kuri lydi muziejų nuo pat jo įkūrimo, dar tais sovietiniais metais. Ta istorija lydi ir Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, kuomet muziejuje buvo galimybė pradėti kalbėti laisvai apie tai, kas čia dėjosi, kas čia vyko. Ir šiandien su naujos ekspozicijos atidarymu mes, pavadinčiau taip, suteikiam naują kūną, naują pamatą tai istorijai plėtotis.
plėstis tos istorijos žinojimui. Viena iš pagrindinių pamokų, kurias aš bandžiau perduoti savo vaikams ir tiems, kurie norėjo manęs klausytis, yra tai, kad nėra padėčių be išeities. Tai parodė mano tėvas. Reikia visada ieškoti kokio nors sprendimo. Ant lubų lankytojai gali perskaityti Alekso Faitelsono citatą. Aš nežinojau, ar Jėzus tikrai gimė per Kalėdas, tačiau mes, lavonų degintojai, taip. Ir tai jau viskas šiandien. Būtinai pasimatykime kitą sekmadienį. Prasmingos savaitės.